Per pastaruosius keletą metų senais automobiliais mes jau keliavome po Afriką, Artimuosius rytus, Indiją ir Jungtines Amerikos valstijas. Kiekvieną kartą, kada mes baigiam savo keliones, mes pabaigoje sakom, kad niekur daugiau nebevažiuosim, užtenka, pavargom, yra kitų reikalų ir taip toliau ir panašiai. Tačiau tuo metu, kada sumontuojami filmai, visą tai parodoma ir kada gauni tam tikrą grąžą iš žmonių, kurie žiūri šios filmus ir kada pasilgsti vėl kelionės nuotykių, supranti, kad nori, nenori, kažką pradedi daryti, kad tos kelionės vėl atgimtų. Penktoje kelionėje nusprendėme pažinti didžiausią gyventojų skaičiumi valstybę pasaulyje – Kiniją. Vėlyvą pavasarį pasirengę pasiekti Kinijos sostinę Pekiną, trumpam stabtelėjome senutėlėje Kopenhagoje. Atvykę į Kiniją, kaip įprasta, planuojame įsigyti nenaują automobilį ir juo nukeliauti tiek, kiek tik įmanoma daugiau per nepilną mėnesį, tol, kol galioja šalies vizos. Iš principo mūsų kelionės tokios, kad mes vengiam pagrindinių turistinių maršrutų ir tai darom sąmoningai dėl to, kad mums įdomiau yra kur kas žmonės. Kaip ir visada mes norim parodyti, kokia tai yra šalis, būtent per tos žmonės, su kuriais bendrausim, kuriuos sutiksime, pamatysime, kaip jie gyvena. Labai kiekvieną kartą įdomu paragauti ar patirti kažką, apie ką tik tai matė. Tokie patiekalai, kaip kepti vabzdžiai visokie, tų vabzdžių lervos, žiurkės. Tad jeigu kažkas iš tų patiekalų, nežinau, pirmam ar antram pateks ant stalo, tai matyt teks paragauti, niekur nesidėsi. Taip kad naujas mūsų iššūkis, nauja kelionė, penktoji jau projekto kelionė, kuri vadinasi pagaminta Kinijoje ir mūsų laukia mėnesis Kinijoje. Tiesą pasakius, mes kol kas mažai žinome apie tai, kas mūsų laukia. Mes dar kol kas negalime įsivaizduoti, kokie mūsų laukia automobiliai, kokie laukia keliai, kokie žmonės ir kokie nuotykiai. Tačiau, kaip ir kiekvieną kartą naujos pradžios starte mes žinome, kad kiekviena diena vėl bus ypatinga ir kiekvieną dieną mes turėsime beprotiškai daug nuotykių, kuriais ir stengsimės pasidalinti su visais, kurie žiūrės artimiausias mūsų laidas. Taip, kad kol kas paskutinis Europos gurkšnis ir iš Kopenhagos mes šauname tiesiai į Pekiną, o ten viskas jau prasidės. Excuse me, where are you from? Lithuania? Nice to meet you. Nice to see you. Vos nusileidus Pekine laukia tradicinė procedūra. Visuomet, kad ir kur beatvyktum, kelianti dažniausiai visiškai nepagrįstą nerimą – pasų kontrolė. O kad kiniškas laikas netiksėtų perniek, patikrinam, kaip čia veikia mūsų slapta kamera. Vos nusileidus Pekine laukia tradicinė procedūra. Visuomet, kad ir kur beatvyktum, kelianti dažniausiai visiškai nepagrįstą nerimą – pasų kontrolė. O kad kiniškas laikas netiksėtų perniek, patikrinam, kaip čia veikia mūsų slapta kamera. Sėkmingai praėjot pasų kontrolę? Taip, nusišypsojo, ten dar buvo toks mygtukas apačioje. 5 mygtukai, kur su šypsenėlėm galima įvertinti ar patenkintas pareigūnės darbu. Tai paspaudžiau, kad patenkintas su didžiausia šypsena. Žodžiu, praėjot pasų kontrolę geriau negu tikėjotės, dabar reikia praeit muitinę. Tik ilgai eilė buvo, bet šiaip pati procedūra užtruko apie 30 sekundžių. Keliaukim pirmosius metrus Kinijos žemėje toliau. Toks
keistas vaizdas. Atrodytų, kad mes iš tikrųjų važiuojam per Žirmūnų rajoną Vilniuje, kuris tiesiog yra gerokai ištampytas, praplėstas. Tai yra labai kažkur matyti gyvenamieji namai. Tokių vietų kaip Šnipiškės ir tokių vietų kaip Konstitucijos prospektas. Tai tokia, kai kas likę labai sena ir apleista, kai kas yra labai nauja ir modernu ir iš tiesų miestas dar visų pirma nustebino savo erdvėmis, plačiomis gatvėmis. Didžiausias turbūt įspūdis tai, kas sugriovė visus stereotipus, kad aš laukiau, jog mes atvažiuosime į klestinčią raudonų lozungų šalį. Ir kada pamatėm, kad reklamų yra kur kas daugiau negu kad raudonų vėliavų, tai buvo ganėtinai netikėtai. Čia iš ūkininkų turgelis, iš Užupio. Duona ir... Pirmas mandagumo vizitas naujoje šalyje – apsilankimas Lietuvos ambasadoje, kukliai įsikūrusioje 17 milijonų gyventojų mieste. Lietuvos ambasada Pekine yra iš tikrųjų labai mažai, jeigu aš neklystu, ten dirba 4 žmonės. Ir vienas iš tokių maloniausių dalykų buvo būtent tai, kad nuo pirmos minutės prieš kokius 3 ar 4 mėnesius vos mes parašėm laišką mūsų ambasadai, kalbėdami apie mūsų planus, apie mūsų būsimąjį projektą ir kelionę. Iš tikrųjų labai daug mums padėjo, netgi daugiau negu kad galima buvo įsivaizduoti. Taip kad tai buvo toksai malonus siurprizas, vis dėlto vis tiek įsivaizduoju, kad valstybinė įstaiga, kurie dirba savo darbą, svarbiausia, kad nepridarytų ko nors blogo, tačiau čia tiesiai šviesiai pamatai, kaip žmonės stengiasi dėl tavęs ir iš tikrųjų daro labai daug. Ir tas natūralus noras ir padėti, ir papasakoti, ir pavežioti, supažindinti su ta aplinka, kuri jiems jau pažįstama, mums visiškai nauja, tai buvo iš tikrųjų labai, labai malonus ir svarbus potyris, dėl ko mes esame labai dėkingi. Aplink Tienanmenio aikštę, būtent kur mes esame nuo garsiosios aikštės apie turbūt gal pusę kilometro mūsų viešbutis. Mes atsidūrėme tokiose siaurose gatvelėse, tai yra unikali vieta, kur gyvena vien tik tai iš kitų miestų turbūt atvykę kinai. Pigus viešbutis, aplinka, kuri atrodo ten yra, kiekvienam ten gyvenančiam žmogui tiesiog įprasta rutininė. Čia pat yra ir pėdų masažų salonas, kažkokių niekam nereikalingų daiktų krautuvėlės ir be jokios abejonės daugybė tokių mažų kišenių, kuriuose yra gaminamas maistas ir viskas atrodo, kad tu iš tikrųjų patenki visiškai ne tik kad kitą kultūrą, tačiau turbūt net ir į kitą pasaulį. Pasveikėm? Čia? 就是4个人谁住？你们有一个不住这儿的是谁？ Viešbutis geras. Matosi, kad mūsų laukia, nes iš viešbučio visi hieroglifai aprašo tai, kad sveikiname jūs svečiai iš tolimos šalies Lietuva, kurią mes labai gerai žinome dėl nuostabaus žmogaus Jono Kazlausko. Trispalvė. Tiesa, galima suprasti, kad nedažnai tą daro atvirkščiai, bet vis tiek tai yra malonus sutapimas. Kinija nuo Lietuvos skiria net kelios laiko juostos, tad norint kiek galima sėkmingiau įveikti aklimatizaciją, buvo ne pro šalį pasinerti į Pekino naktinio gyvenimo šurmulį. Tam puikiausiai tiko miesto centre esantis tibetietiškos virtuvės restoranas su sąžiningai paruošta pramoginė programa. Ir ten be tų kulinarinių mantrybių dar buvo rodoma tokia tibetiečių programa, kurioje nori nenori mums teko sudalyvauti. Pradžioje padainavę tibetiečiai uždėjo tokią šilko juostas ant kaklo ir kai mums paaiškino, kad po to vėlesnių pasirodymų metu reikia tą juostą uždėti atlikėjai, kuris paliks didžiausią įspūdį. Toksai padėkos ženklas. Tada prie mūsų priėjo vienas iš to liaudės grupės atstovų ir pakvietė Marčią ant scenos, kur surinko dar apie 10 žmonių.
Aš turiu pakartoti tai, ką padarė ta mergina prieš tai. Toks sugedęs telefonas. 做的是非常的优美啊。好，非常非常漂亮啊！好，下面帅哥，我们每个人做的动作都不一样。 Maybe it was collect some money and then bring it to the audience. All the money. 从花儿变成钱了。 Pačioje pabaigoje buvo toks finalinis šokis ir jau ratu per visą salę ten tie visi šokėjai ir dainininkai atlikdami tam tikrą ritualinį judesį sukosi ratu. Na ir vėlgi mane ir Marčių įtraukė į tą šokį ir taip mes truputį patį pirmą vakarą Pekine pašokome. Dabar taip kažkaip pamojuoja taip 2 kartus rankam, po to pakeli taip vieną šoną į kitą ir visą laiką sukiesi ratu. Na, nesudėtingas judesys, iš tikrųjų nesu šokių specialistas, bet buvo smagu tame sudalyvauti. Kelionės pradžioje mums atsirado šiek tiek laisvo laiko Pekine. Mes atvažiavome 60 km nuo Pekino į vietovę, kurioje galime pamatyti didžiąją kinų sieną. Galime būti pamatyti didžiosios kinų sienos, būtų keista šiek tiek. Mes pasinaudojame keltuvu ir be didesnių pastangų labai paprastai užkilome ant legendos. Aišku, jinai yra vietomis apgriauta, vietomis padaryta specialiai ten atvykstantiems žmonėms, tai yra sutvarkyta turistams ir panašus dalykai. Tačiau galima suvokti, kad kinai tuo labai didžiuojasi. Kinų siena yra iš tikrųjų daug kur. Ar tu vartytum laikraščius, ar tu žiūrėtum televiziją kažkokiuose filmuose kažkur, tai visą laiką pamatai vieną kitą fragmentą. Ir tai yra ir verta tuo didžiuotis, aš įsivaizduoju, kad ten atsidūrus tu iš tikrųjų pasijunti tokia menkutės krusdėlė. Sunku įsivaizduoti, kaip buvo statoma ta kinų siena, štai mes dabar kylame keltuvu į viršų, o kai buvo statoma ta siena, tai viskas buvo nešama rankomis į viršų. Išties nepavydėtinas darbelis. Kaip jie atrodo besidriekianti kalnuose, nepaisydama jokių pakilimų, nusileidimų, tarkim, tarpeklių ir viršukalnių, tai išties yra sudėtingas be galo projektas, kurį sugebėjo kinai įgyvendinti. Net sunku įsivaizduoti, kiek žmonių iš tikrųjų dalyvavo tokios sienos statyboje. Aš priminsiu didžiojo pirmininko Mao Dzeduno šūkį, kas pabuvoja ant kinų sienos, tas šaunuolis. Ir tas, kas yra tikras vyras, tas užneša draugą ant kinų sienos. Jos plotis apačioje yra apie 10 metrų, viršoje jinai siauresnė. 1, 2, 3, 4, beveik 5. Išorinė siena šiek tiek aukštesnė nei vidinė. Buvo planuota ir pastatyta taip, kad tilptų 5 raiteliai į vieną eilę šalia vienas kito. Tačiau, kaip sakė Čingischanas, garsus karvedys, sienos tvirtumą lemia jos gynėjų tvirtumas. Tad turbūt taip ir galima apibūdinti šios sienos reikšmę. Žmonės, kurie mirdavo statydami šią sieną ir tie, kurie iš principo šiaip būdavo patogus, tai jos stačiai statydavo, mūrydavo šitoje sienoje. Dėl to čia yra labai didelė ir gera, ar bloga, nežinau, greičiausiai bloga energetika. Ja, tai, nes čia žmonės palaidoti požemiuose ne horizontaliai, bet vertikaliai. Tai va, jeigu net laikysi šito 2 km maršrutą, mes tau irgi rasim kokią vietelę tokią. Lentelę. Lentelę. Ir aišku, ten jau išvystyta turistinė industrija, nors mes buvome būtent toje dalyje, kuri skirta labiau laukiniams keliautojams negu turistams. Ir yra mažiau lankoma turistų, bet vis tiek, kas keli šimtai metrų sėdi koks senukas ar moteriškė apsirengusi tokią Mao Dzeduno laikų karinę uniformą su žvaigžde. Nice to meet you. Okay. Julie.
Ir siūlo pirkti alaus, ar kavos, ar vaisvandenių kažkokių. Kada vieno kino paklausiau, kokia jūsų yra religija, jisai juokaudamas pasakė, kad mes nesam budistai, mes nesam komunistai, mes esam tiesiog žmonės, kurie mėgsta pinigus. Tai jie juokaudami sako, kad verslas vis dėlto yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ir tuo galima įsitikinti daug kur Kinijoje. Pavyzdžiui, prie kinų sienos padarytas štai toks nuostabus dalykas. Ta prasme, mes pabūsime šiek tiek tokiais, na, gal ne bobslėjininkais, bet tam tikrais rogutininkais Lietuvoje. Ir pabandysim nusileisti šiuo nuo kinų sienos specialiai padarytais nusileidimais. Paprastas, elementarus, iš skardos sulankstytas išradimas. Tai yra toksai, na, grubiai pasakius, vandens nutekėjimo kanalas, kuris šiek tiek daugiau pritaikytas tavo sėdimai. Vislerio olimpinė trasa, bobslėjus, o stabdis nuo savęs ar į save? Pirmas pradėsim. Yes, break. Push forward is faster. Pull back, break, stop. Yra viena rankena, kur gali stabdyti ir ją atleidus tą rankeną greitis didėja. Tai taip ir važiuoja. Aišku, ten greičių įspūdingų jokių nėra, bet atrakcija vis dėlto įdomi, kaip suaugę žmonės, vyrai, kaip mes, apie 100 kg sveriantys, sėdi į rogutes ir važiuoja. Nu, jūsų paskutiniai žodžiai. Viso gero. Labai! Yra kažkas čia ypatingo, galima greitai pavaryti. Aš pasivysiu viską to. Prasimuša į viršų tai, kad mes visi esame tokie dideli, slepianti savyje vaikiškus jausmus vaikai iš tikrųjų, kuriems kiekvieni tokie maži dalykai džiugina. Sumažink greitį parašė, nepadidinsim. Kai kada tu to neparodai, tačiau tada matai, kad kiti tą daro ir tai yra kaip ir oficialu, tada tu iš tikrųjų krykštų ir džiaugiesi. Na ir juokina, pavyzdžiui, kai kurie užrašai važiuoja šalia parašyta, čia nesiparkuoti. Suprask, tai kur tu čia parkuosies? Porą kartų buvo užgesęs variklis, bet šiaip gerai viskas. Tepalai veikia, viskas gerai. Tepalų spaudimas geras, kompresija gera. Esu patenkintas. Taip, patiko šis troleibusas. Ekologinis kuras geras. Taip. Puiku, taip, kad mes susitiksime kitam sustojime, greičiausiai tradiciškai Kinijoje, kaip būna tokiais atvejais, pavalgius. Mes atkakome iki Wang Fujing gatvės, tai yra, na, palyginimui galima sugalvoti Gedimino prospektas per šventes arba Basanavičiaus gatvė. Na, žodžiu, ta vieta, kur žmonės ateina pasižmonėti, tai yra parodyti save, pasižiūrėti kitus. Ir be abejo, čia yra daugybė prabangių parduotuvių, puikiai pažįstamų pasaulinių ženklų, prekybos ženklų, kurie yra žinomi visur ir Kinijoje. Kinai, kadangi mėgsta pasirodyti pasaulietiški, bent jau naujoji karta, jie nevengia tokių parduotuvių, jie čia užeina būtent atrodydami gerai, jie parodo savo ir socialinį statusą ir panašiai. Bet kas mus domina šioje vietoje, tai yra visai netoliese, va čia yra viena gatvelė, ten netgi neturgus gatvelė, kur galima įsigyti ir paragauti vietoje tai, kas pas mus, tarkim, tradiciškai svečiams nėra patiekiama ant stalo. Visi šypsosi, visi laimingi, visi. Čiagi maistas, čiagi sotumas. Sotus žmogus yra geras žmogus. Reiškia, kad tu ten ateini į skrandžio šventę, kad ten iš tikrųjų labai patogu nusipirki, eini keli žingsnius į šoną, valgai ir žiūri, ką čia dar tau įsigyti. Nu, kvapai, aišku, neleidžia ten užsibūti nieko nevalgant. Tu net sotus būdamas ten ateisi, vis tiek nori kažką nusipirkti, nes ne vien tik tai gražiai vizualiai atrodo, tačiau ir kvepia nuostabiai. Ir
ir po to pamačiau ją. Čia turime gyvatę. Ką tik jinai buvo tokia žalia. Ta pagaliuką su ta gyvate užnerta paėmė, iškart įdėjo verdantį aliejų. Palaikė kokį 30 sekundžių, ištraukė ir tai jau buvo kaip paruoštas produktas, apibarstė dar kažkokiais prieskoniais ir padavė mums. Pradėjom. Kas pirmas? Jinai dar gyva? Atsikandau. Skonis, aš nežinau, bandžiau palyginti, su kuo tai būtų galima. Gal vis dėlto panašiausia būtų, jeigu į tokią žalią žuvį. Tai nieko. Primena, kaip gaidžius kiauterės kažkada būdavo patiekalas. Žinai dar ką labiau? Dar primena labiau skūrą. Vištos. Ar kiaulės? Virta. Nėra delikatesas. Skanaus. Valgyti galima. Nežinau, aš net dabar pasakodamas apie tą valgytą gyvatę, aš jaučiu, kad čia vėl kažkas sustojo. Jis turbūt jau čia tas kelias paras vis dar gyvena mano skrandį ir niekaip nesuranda išėjimo nei per viršų, nei per apačią. Taip, kad aš vargu ar dar grįžčiau prie gyvatės valgymo. Tai prabėgę per šitą visą skanumyno eilę matome, kad galima pasaulyje valgyti viską ir aptikome čia ypatingą delikatesų skyrių. Skorpionai. Ko norėtumėt pietum? Šilkverpio kirmelės. Gal pabandom skorpionų, sakė, mažesni, skanesni. Žiūrėdamas į ant pagalio sumautus skorpionus, jų kaitinimą aliejuje, aš galiu pasakyti, kad man rinkosi seilės, aš iš tikrųjų norėjau jos valgyti, ragauti ir paskui pasiteisino, kad tai puiku. Tai. Nu. Jie tikrai jau negyvi. Mums jau patarė, kad skorpionus geriau valgyti mažesnius, jie skanesni. Iš tikrųjų buvo toks didelis skorpionas, mes pasirinkom tos mažesnius. Tai kai tos skorpionus įkišo į verdantį aliejų ir ištraukė ir juos paragavom, tai ten skonis buvo išties geras. Tai žinai kaip čipsai. Prie alaus. Labai neblogai. Pasūdyti geriau. Ir kur kas geriau negu kad buvo gyvatė. Toksai kaip traškučiai kepti būtų. Arba, tarkim, labai smulkiai supjaustytos bulvės ir įmestos į verdantį aliejų. Tokios iki traškėjimo sukepusios. Toli gal kolegos paragaus. O čia yra skarabėjai. Kito žanro vabalai. Panašus kažkokie. Aš pirmas? Ne. Irgi tuo pačiu būdu įmerkė juos į aliejų, ištraukė. Tai jis jau buvo toksai daugiau kramtymo nei skorpionas. Skorpionas taip sutraškėjo visas, o tas vabaliukas tai reikėjo kramtyti, ten tuos sparnelius, kojeles ir visą kitą ir nuryti. Aš manau, kad čia labai daug baltymų. Maistinga. Vitaminai. Nu, ką tik pavalgėm vakarieniai vabalų. Tiesą pasakius. Good. Very good. Kažkaip net kiniečiai mus žiūri kreivai. Aš nežinau. Man atrodo, kad labai skanu iš tikrųjų. Antrą kartosit? Duosiu kolegom dar už kadrą pasivaišinti. Neiškris? Ne, nepažadėjo sugrįžti. Taigi bėgam dabar kur. Rytas Pekine, mes sėkmingai įsikūrėme ir dabar laukiame Marčiaus, kuris išėjo susitikti su Centrinės Kinijos televizijos atstovu, kuris turėtų mus lydėti šioje kelionėje ir tada sužinosime visas kelionės smulkmenas. Antrą mūsų buvimo Pekine dieną mes turėjome planuotą susitikimą su Zu, tai yra toksai 38 metų žmogus, taip vadinamas fikseris. Mes kelionėse dažnai susiduriam su žmonėmis, kurie iš tikrųjų padeda naujai atvykusiems. Tai yra, tu išvengi daug problemų bendraudamas su vietiniu organizatorium.
Žinoma, jisai kainuoja tam tikrą pinigų vienetą, tai yra jo darbas, tačiau tokie žmonės dažniausiai būna labai suinteresuoti viską atlikti labai gerai, kadangi, nežinai, tu rekomenduosi į kitam ir panašiai. Mūsų pokalbis įvyko anksti ryte, mes gėrėm arbatą ir šnekėjomės apie valandą, apie mūsų planus. Pagrindinis dalykas, kuris džiugino, tai yra, kad mes iš tikrųjų leisimės į šią kelionę, mes iš tikrųjų turėsime neblogą automobilį, neblogą mūsų supratimu, tai yra, kad jisai bus nenaujas, vietinės gamybos ir, tai, kas mums patinka. Labą žodžiu, naujienos tokios, mes maždaug valandą ten su juo diskutavom ir sužinojau taip, kad mes turbūt tik tai po kokių 6 dienų galim keliauti mūsų kelionę, nes važiuoti kiekvieną provinciją reikia turėti atskirus leidimus ir tam, kad sutvarkyti visą popieriaus darbą, užtruks. Ir aš žinau tiek, kad mūsų kelionė bus 2 savaitės, kad mes planuojam nuvažiuoti galbūt daugiau negu 4000 km, kiek norėjom daugiau, bet taip jau išėjo. Ir iš principo ką, mes turim 5 visiškai laisvas dienas. Ir ką darom? Aišku, galima būtų nuliūsti ir graužtis, tačiau tose mūsų kelionėse dažnai taip atsitinka vis dėlto, kad tu planuoji vienaip, o gaunasi kitaip, nes tai yra, kaip sakau, atsitiktinumas turi reikšmę. Ir kai sužinojome, kad galėsime keliauti mums įprastų būdų automobiliu tik po savaitės, tai labai greitai buvo priimtas sprendimas, kad reikia išnaudoti galimybės ir nuskristi į Honkongą. Į Honkongą? Varom į Honkongą. Varom. Vis proga. Tačiau buvusi Britų kolonija Honkongas savo vartus lietuviams atvėrė ne iš karto. Okay, it's the first time your passport trip fail. Or maybe to Hong Kong, yeah. First time, but in other countries. Yes, it's okay. Okay, yeah, but you need to maybe go to your consulate to check whether your trip's any problem. Mūsų kelionė į Honkongą užtruko beveik visą dieną, mes skridome su keliais persėdimais. Maršis ateina po patikrinimą, tai sužinosime, kodėl jis buvo sulaikytas ir neįleistas iš pirmą kartą į Honkongą. Buvo šiokių tokių nesusipratimų netgi važiuojant į Honkongo teritoriją, kadangi pasirodo mano lietuviškas pasas užkliuvo. Mano lietuviškas naujas pasas jos labai sužavėjo. Aš nežinau, tiesą pasakius, taip ir neišsiaiškinau, kas ten įvyko, ar iš tikrųjų mano pasas blogas, ar jinai tiesiog nemokėjo pasinaudoti duomenų skaitimo aparatūra, nes paskui kiek vėliau kitas lygtai sakė, kad viskas gerai. Vai, trynė. Aš galvoju, kad to senas pasas, to čia kažkas. Ne, nauja, šviežia. Dažais kvepia. O, kas bus? Karštis žandas ir pokstelio, galvau, va. Tai gerai, kad barzda tai nesimato per raudonį. Draugai tolsta, o aš stoviu už stiklo ir galvoju, kiek man dar čia teks praleisti. Kalbant oficialiai, Honkongas yra Kinijos liaudies demokratinės respublikos specialioji administracinė teritorija. Na, o paprasčiau pasakius, tai ypatingai charizmatiškas ir kosmopolitiškas miestas, kurį daugelis vadina beveik tobulų rytų ir vakarų kultūrų susijungimo kūdikiu. Pirmas įspūdis sėdus į autobusą Honkonge ir važiuojant iki centro buvo toks, lyg mes atsidurtume, kokiam nors, nežinau netgi, New York'e arba kur nors važiuodami pro Miamio komercinį centrą. Tai yra daugybė aukštų pastatų, reklamos švyti taip, kad atrodo daugiau jokio apšvietimo nereikia. Neoninės šviesos užgožia vieną kitą, atrodo, kad jie rungtyniauja, kieno reklama užlips kažkam ant galvos. Atvykome į Honkongą, kuris primena Las Vegasą. Galbūt šiaip nesu matęs tokio miesto, kur būtų taip tankiai pristatyta pastatų. Mes atvykę į Honkongo centrą, iškart patekome indų rankas, šnekėjom apie tai, kad mes buvome jų šalyje, pasirodo vienas vaikinas gyvena Kalkutoje, mes gyvename šalia jo namų, įsikalbėjom. Ir mes einam su tuo indu, kuris turbūt nenorėdamas atsakinėti į mūsų klausimus, kiek mums tai kainuos, nes mes tai nuolatos klausiam, apsimeta, kad kalba telefonu. Įėjus į fojetą mūsų guest house 16 aukštų namą pasijunti kaip kokiam Babilone, nes
Ten yra tautų ir rasių maišalinė, juodaodžiai, baltaodžiai, geltonodžiai, indai, europiečiai, kinai, kas tik nori. Kalbų bent, aš nežinau, kokias 3-4 išgirdau vienu metu. Knibždelynas, visur eilės, grūstis kažkokia. Iš vienos pusės reikia, kad pirki tą, kitoj pusėje siūlo laikrodžius, pinigų keityklos kokios 4. Čia yra, aišku, daugybės pasaulinių prekybos ženklų, kurie yra padirbti. Na, čia yra Honkongas, čia nieko nepadarysi. Ir kiekvienas visą laiką tau siūlo laikrodžius arba kažkokias prekes, kurias tu turėtum žinot ir kurios yra labai nebrangios ir labai pigios iš principo. Tai svarbiausia ant to, kai neužkliūni, tai tada būna viskas gerai. Iš karto junti, kad žmonės lyg tai vizualiai tokie patys kaip Pekine, kaip Kinijoje, tačiau jų elgesys yra visiškai kas kitas. Čia yra daugiau atsipalaidavę. Kaip kažkas labai teisingai pasakė, turbūt Kinija turėtų būti tokia kaip Honkongas dar po kelių dešimtmečių, jeigu jie taip, keisis ekonomiškai, kaip kad vyksta dabar jų šalyje toks progresas. Mūsų kelintas, 16 aukštas. Labai įdomu, tu visada gali matyti, kas vyksta lifte. Lifte nieko daryti, ko nereikia daryti. Nes tai, ko nenori, kad kas nors pamatytų, ką tu darai, bus pademonstruota ekrane ir sukels daug džiaugsmo visiems šitiems žmonėms esantiems aplinkui. Ir šaunuolių keliauninkai apsigyvena būtent ten, kur 17 aukštas, vis supainiam truputį, tai mūsų čia kitaip. Bet Vytaras jau dabar jisai skaito ne pagal įprastus skaičius, o pagal šios rašmenis. Aš prieš užsukant į apartamentų siūlyčiau užmest akį čia, kur yra nuostabus vaizdelis inžinerijos ir architektūros stebuklas. Vaizdas į jūrą, bet nelabai matysis. Kas atvažiuos pirmą kartą, 2008 spauskite. Čia sėdėt turėtų mūsų draugas iš Kalkutos. Bet jisai dabar dirba. Jis apačioje gaudo tokius kaip mes. Einam žiūrėti, ką turim. Čia yra papildoma lova, jeigu kam nors pritrūkstas, tai arba kas atsiveda draugų. Bet būtas pakankamai erdvus. Čia yra rožinė patalynė, dėl ko mes ypatingai džiaugiamės. Yra televizorius čia giliau pažvelgus. Vaizdas į tą patį kiemą, kurį ką tik matėm, man atrodo. Ja, ir parodykit mūsų privatų kambarį. Taip. Yra tokia prausyklė labai įdomaus dizaino. Čia iškart dušas. Bet čia yra užrašyta Mind your head. Saugok savo galvą eidamas į dušą. Ta prasme, negalvok visokių negerų dalykų. Tai taip mes ir gyvename. Labanaktis. Linkim geros nakties. Kitoje pagaminta Kinijoje dalyje. Vytaras, kadangi laisvai kalba mandarinų kalba, tai čia su kantonietišku akcentu. Netikėti lietuviški susitikimai. Jiems nesunku ištart Wanda. Ne, bet dažniausiai ištaria Wanda. Ir garbinga krevečių lemtis. Ir krevetės keliauja į verdantį aliejų. Galbūt ne šviesos žyba tamsoje, tamsoje.